Sveiki, Lietuva. Gamtoj labai gerai. Šiandien prisiminkime. Skaitykime senųjų šviesuolių knygas, jų raštus. Pasivaikščiojimas gamtoje. Pripažinkite, kad mes senai netekome nepriklausomybės. Kai įvedė eurą, visiškai tapome neįgalūs. Nes euras mus žlugdo. Kainos kyla kasmet vis labiau. tą noriu pasakyti. Žinokite, kai vis NT mokestį, jums paskutinės kelnes numaus, jeigu jūs neinat protestuoti masiškai. Bailiai. Ne vieną muzikantą nemačiau proteste. Ką, jūs taip gerai gyvenate? Uždirbat daug. Jeigu 4000 eurų mokėsit per metus, kur jūs tada dėsitės? Ar vis tiek mokėsite? Jiems gal čia maži pinigai? Kaip man tai daug. Ašgi neturiu tokio būsto. Gyvenamo namo tokio. Nuomojos. Mokesčiai dideli. Žiemą bus dar sunkiau. Atsiminkite. Gyvenimas vis eina. Vis labiau skurstame. Visa Lietuva. Visi kaimai. Kokie tušti. Važiavau ir mačiau. Ar vienkiemiai. Jaučiate gamtą, ošimą. Įsivalo. Pasikraukit teigiamas energijos. Klampynės. Prašom visi pagerbti visus valdovus Lietuvos. Uždekite jiems žvakės. Labiausiai uždekite Vincui Kudirkai. Jis labai nusipelnė žmogus. Jisgi parašė gimną mums, tautai, o ne šiaip kokiam eiliniai valdžiai, kuri net neturi teisės ją giedot. Taigi jie negyvena tais žodžiais. O aš gyvenu, pas mane yra tiesa, šviesa. Nes leidžiu tą tiesą jums. Man neteisybė nepatinka. Nieko blogo niekam nedarau. Visi neadekvatai tik juokisi, nes jiems tiesa nepatinka. Kiek savo žinutę perteikiau.
kai liksit visiškai be namų, nereiks ir juoktis. Kur tada būsit? Palapinėse? Miške gal? Taigi miškus baigia iškirsti. Kur jūs pasidėsit? A? Pasižiūrėkite.